va, diena laba, 5, nežinau, 6 diena, daug praleidom, šiandien labai trumpas rytas, nieko įdomaus nenutiko, pasirinavom ir laukiam varžybų, Indrė šiandien varžosi viena, tai žiūrėsim kaip seks. O dabar pasišokinėjimai. Visų kitų šuolininkų. Apšilimai. Kol kas atrodo stipriai šiandien. Indrės priešininkės yra 4. Žiūrėsim kaip seksis. Su nuotaikos geros. Vandens dar neįjungė. Tikėkimės jungs. Indrės 3, 4 šuolis, nebežinau. Buvau nubėgęs nupirkti, paimti Red Bullio, nes reikia energijos. Labai gražu, labai gerai. Visų geros nuotaikos šiandien. Ką tik buvo vyrų varžybos, metro springboardai. Žinoma, vokietis laimėjo. Tikrai taip. Geras šuolininkas. Ponas Kostas apšilinėja irgi. Varžybos jau rytoj Kostui. Bokštas. Labai šiandien stipriai visi šokinėja. Niekas nenori nusileisti. Mokinasi iš metro springboardo klaidų. Visi ganėtinai stiprų šuoliai. Nu, ne seniorų varžybos. 25-39. Nu, čia tai nesupratau, kas buvo. Pagrindinė Indrės priešininkė. Metras labai nenusisekė jai, labai gaila. Nu, bet yra kaip yra. Irgi peršoko. Tai va. Šaunuolė. Yes! Gerulis, baisiai geras. Nu, ką duos? 8 turi būti. 7,5 minimum. Škutė išsibraukia. Labai gerai. O! Interviu reikia duoti? Taip. Po varžybų? Taip. Šiek tiek vėliau negu po varžybų, bet jo. Pirmų šuolių nepatenkinta, nes užsistovėjau per ilgai ir blogai padariau. O likę 4 kaip ir visai neblogai, visai patenkinta, viskas gerai. Auksą turim, ne tokį džiaugsmingą kaip nuo metrų, bet turim. Viskas gerai, dabar einam ruoštis komandiniam varžybom ir šuoliam nuo bokšto. Ate. Esmė ta, kad neiškalbinga šiandien, nes pirmas šuolis nesigavo, bet toliau, aš manau, viskas gerai, kol susijami, kad ir kritęs, susijami ir padarai viską gerai. Tai va, dabar šoka metrą kareivį nuo bokšto atgal, gal spėsim pagauti. Nu, lengvas, paprastas, normaliai. Šiandien gera diena, nedaug tiek video. Po pietų keliausim į miestą. Manau, daugiau pasifilmuosim, daugiau parodysim, nes labai trumpa šiandien varžybų diena, tik tais iki pietų. 2 rungtis sujungė, tai yra moterų ir vyrų sinchrono 3 metrų tramplyno, o kita
Manau, lauksim apdovanojimų, dar apdovanojimai ir tada važiuosim šiek tiek pailsėti, gal pavalgyti, bus matyti. Tai va, dar matau lipa į viršų, dar kažką pafilmuosim, pažiūrėsim. Tai va. Šaunuolė. Atidirbus daug. Va, trenerė su skaudančiu kaklu šiandien, matyt, nelabai patogi lova buvo. Tai tiek kol kas 10 metrų. Aukštuminė šuolių. Istorija tokia, kad buvo policijos pareigūnas, atėjo pasiskolino pakrovėją. Ir mes dabar grįžom po varžybų, radom šokoladą ir raštelį. Lietuviškai parašyta, matos, kad sunkiai rašė, bet parašė. Tai va, o mes kaip lietuviai be maisto neapseinam, atėjom pavalgyti, nes prisivežėm belekiek, beleko. Ir dar šokoladas. Mano čeburėkas, čia jie mikrobangių neturi, tai mano čeburėkas šyla ten ant kėdės, vat matosi. Tai kadangi karšta saulė, tai sušils greitai. Laimingi patenkinti einam valgyti. Kaip sakai, aš taip nušokčiau? Taip. Mantas pasiryžęs šokti taip pat kaip trenerė Asta, o mes pabaigėm varžybas. Trenerė pasitreniruoja, apsidovanojam. Ir toliau žiūrėsim, kokie bus dienos planai. Medalist from Netherlands, Anouk Merkens. The silver medalist from Germany, Antonia Pavlovsky. Valio! And the gold medalist from Lithuania, Indrė Marija Girdauskaitė. Laikykit. Čia filmuoja dabar? Jo. O ką, čia kur Vis jau kvadratėlis? filmuoja viskas. Pasveikins, apdovanos. Jau nusibreiktis, nes matom. Gėlių negali matyti. Tai nematom. Ir paslėpė gėlę. Nieko. Your women's 3 meters springboard. Sveiki visi, malonu su jumis sveikintis. Aš jau po varžybų, matėt, žinot, laimėjom auksą. Džiaugiamės, didžiuojamės, o dabar per mūsų poilsį ir super karštą dieną atvažiavom priduoti mašiną į plovyklą ir plovykla yra prekybos centro aikštelėje. Ir atrodo štai taip, visiškai įprasta aikštelė, mūsų mašina jau įsiveža, Bubble Car Washas.
Mantas ir štai vyrukai plauna, užsiema rankom, plauna viską, čia gražiai, plauna ir vidų ir išorę ir sakė po valandos 20 minučių mums ją grąžins. O mes varom valgyti, pailsėsim, sulauksim mašiniuko ir tikėkime, kad jau atvės lauke ir vėl varysim į miestą, kur nors pasivaikščioti, pamatyti gražių vaizdų. Iki susitikimo. Ir vėl toj pačioj vietoj, bet jau prie švarios mašinytės, graži, tvarkinga, per langą viskas matysis, labai smagu, labai gerai. O prekybos centre Mantas nusipirko 2 maikes, tai jeigu nepamiršim, vakare parodysim, o dabar važiuojam pasiimti savo vyresnėlių ir važiuojam pasivaikščioti į miestą. Kaip galite pastebėti iš vaizdo už manęs, niekur mes nebuvom, nepavyko mums nuvažiuoti į miestą, keliavom su nuotykiais, jų nefilmavau, sustabdė mus policija, išrašė baudą, sumokėjom ir kol važiavom jau aptemo, visi pavargo, buvo susinervinę ir nusprendėm, kad reikia tiesiog grįžti namo poilsiauti. Tai parvežėm savo vyresnėlius, patys norėjom nueiti į parduotuvę, bet pasirodo Serbijai parduotuvės sekmadieniais dirba tik iki 3, tai nepavyko ir ją nueiti. Gerai, kad vienas kioskelis iš 4 buvo atidarytas, tai nusipirkom ledų ir atsigerti ir parpėdinom namo. O dabar poilsiausim, atsigausim po visų šiandienos nuotykių, nors ir nenufilmuotų, bet žinokit, kad buvo nuotykių. Ir ilsėsimės ir rytoj vėl varžomės. O jūs nepamirškite paspausti like, pafollowinti kanalo ir žiūrėti mus rytoj. Rytoj taip pat vyksta varžybos ir jau galbūt papulsim tikrai į miestą. Iki!